Sveiki visi, mes šiandien vėl esame su psichologu Styvu ir šiandien atsakysime į jūsų svarbiausius klausimus, kaipgi išeiti iš tos kančios, iš tos vidinės nelaisvės. Tai sveiki Styvai. Sveiki. Ir aš su jumis sveikinuosi, Greta. Šiandien galim iš karto pradėti nuo klausimų krūvos, bet dar prieš tai paklausiu, kaip jūs leidžiat laiką, kaip jūs pailsit nuo tiek darbo. Kaip ilsitės? Yra keletas veiklų, kurios padeda man atgauti pusiausvyrą ir kitus dalykus. Viena iš tokių sričių yra muzikavimas, dainavimas. Aš net vežioju gitarėlį, kurią man Jurgis Didžiulis padovanojo. Aš ją vežioju su savim į kelionės, nes tiesiog turiu tokį poreikį būtinai padainuoti arba pamuzikuoti bent kartą per dieną arba kelis kartus per savaitę. Aš užaugau didelėje ukrainiečių šeimoje, pas mus buvo tokios tradicijos dainavimo ir visi labai balsingi ir labai gražiai dainuodavo taip, kad po langais susirinkdavo minios paklausyti mūsų užtarų dainų, mūsų šeimos. Dėl to tai tiesiog neatsiejama tokia dalis, o vėliau, kada patapau jau profesionalu, sužinojau, kad dainavimas, ypač choras, skatina oksitocino, tai yra pamatinis hormonų sistemos hormonas, išsiskyrimą, meilės hormonas vadinasi, kuris padeda labai gerai jaustis. Kitas dalykas - pirtis. Labai mėgstu pirtį. Ir mes kažkada kalbėjom, tarp kitko, ir labai daug ateina klausimų, dėl to mes kalbėjom apie tai, kad sąmoningumo praktikas per kažkokias tokias veiklas. Kad galima ugdyti sąmoningumą net, pavyzdžiui, pirtyje. Kad tas žmogus, kuris nesąmoningas, kurio dėmesys išorėje ir jisai į karštį, į temperatūrą reaguoja kaip į stresą, jam pasidaro greitai bloga pirtyje. Jisai negali ilgai išbūti, jį pykina ir taip toliau. Tas žmogus, kuris yra sąmoningas, kuris jaučia savo kūną, ir kaip sąveikauja kūnas su temperatūra, jis gali išbūti daug ilgiau ir jam gaminasi endorfinai pirtyje. Jisai išeina iš ten ir po to konkorėžis taip stipriai gamina, tai yra liauka tokia, kuri gamina taip stipriai endorfinus, kad jūs tiesiog negalite ištverti to malonumo, kuris užlieja viduje. Ir įsivaizduokite, kada jūs paskutinį kartą jautėtės taip stipriai maloniai, kada viduje tirpsta, lydisi kažkas ir jūsų visas dėmesys susikoncentruoja ties to malonumo. Aš tą turiu kiekvieną savaitę, gulėdamas Garo fabriko pirties kieme, ant suolo, nuogas, žiūrėdamas, kaip ant mano kūno krenta snaigės arba lietaus lašai nuo pušų viršūnių. Ir viduje tiesiog fantastiškas malonumas. Vienas iš geriausių būdų atsipalaiduoti. Labai rekomenduoju. Garo fabrikas. Nerealiai. Čia jau sakė vyras irgi mano, kad eisi tą pirtį. Reikia ir man nueiti, nes aš žadu. Ten tarp kitko ir socialinės integracijos labai stiprus dalykas. Ten labai teisingi vyrai ir moteris lankosi. Ir sportininkai, ir verslininkai, ten pas mane atsiranda ir bendravimo, ir klientų naujų, taip kad visom prasmėm naudinga. Svarbiausia turėti laiko savo ir žinoti, kas tau labai patinka ir to nepamiršti padaryti. Ir atrasti tam laiko. Būtent. Tai gerai, šiandien pradėkime nuo tokios pagrindinės kankinančios problemos. Daugelis tėvų, mamų sako, kad duoda telefoną vaikui, tada, kada jos nori kažką pasidaryti, o po to mato, kad yra problema ir kad vaikai visada nori ekrano naudojimo, telefono, planšetės, televizorius, ir kai valgo namie, ir kai eina į restoraną, nori telefono, filmukų, ir po to prasideda įvairiausios isterijos, kai tą telefoną nori tėvai pasimti ir neduoti. Tai galbūt pradėkime nuo to, kaip tai ateina, kodėl tėvai duoda tą telefoną, ne? Ir kodėl vaikai po to kelia tokias isterijas ir nebegali jau atprasti.
Mes paskutinį kartą kalbėjome apie serotoniną ir dopaminą, apie laimę ir malonumą. Ir tėvai pradžioje patys formuoja dopamino priklausomybę, kada reikia vis naujų dirgiklių ir per tą priklausomybę žmogus jau nesugeba pasiekti pasitenkinimo. Ir reikia vis naujų pastoviai dirgiklių. Jie patys pasodina vaiką ant dopamino adatos, o po to užduoda klausimą, koks blogas vaikas, kaip man jį atpratinti, jisai toks, reiškias, visiškai priklausantis nuo ekranų, nuo televizoriaus, nuo planšetės, nuo telefono, negali nei valgyti, nei nieko daryti be telefono. Jūs visų pirma patys tokie, tikriausiai. Vaikas iš jūsų neišmoko teisingai jaustis ir nėra sąmoningumo, nei jumise, nei jūsų vaikas to neturi, kaip pasiekti vidinį balansą, psichologinį, bet kokį kitą. O toliau jūs norite iš vaiko to, ko jūs patys nemokate. Tai atsakymas labai paprastas. Tos mamos turi pačios ar tėvai išmokti sąmoningumo, sugebėjimo pasiekti gilaus, tiršto pasitenkinimo jausmo iš vidinės savirealizacijos, iš vidinio balanso, iš veiklos, kuri veda į laimę, į bendravimą su kitais. O po to jau vaikas natūraliai iš jų šito dalyko išmoks. Jeigu neišmoksta, tai tada, kada jūs jau patys mokote, reikia skirti laiko savo vaikui. Reikia jį dažniau apkabinti, dažniau sugalvoti veiklas, kurios bus įdomios visiems. Daugiau leisti laiko su vaiku. Čia jūsų vaikas. Vienintelis arba ne vienintelis, bet jūsų vaikai. Ir palikti jų auklėjimą ekranams labai neapdairu. Gal galite pasakyti kokį nors pavyzdį, kaip, pavyzdžiui, su vaiku, fainiai smagiai būti restorane, sakykime, nes aš pati per atostogas, kai buvom su šeima Egipte, aš tiesiog pakraupau nuo vaizdo ir negalėjau patikėti, mes eidavom kiekvieną vakarą vakarieniauti ir kiekvienas stalas, kur būdavo vaikai, jų tėvai geria vyną, nes atostogos, valgo, kalbasi, o vaikams paduotos planšetės, telefonai, vaikai nenori bendrauti, arba tėvai gal, sakykime, nenori bendrauti. Ir kaip galėtų šitos šeimos dabar iš šitos problemos eiti, kaip galėtų pradėti tą daryti. Tai tarkim, sakykime, dažniau apkabinti, bet tarkim, paimkim standartinę situaciją, dabar atsisėdo kaviniai ir kaip galėtų dabar pakeisti tą, jeigu jau vaikas yra pripratęs. Kažkokį žaidimą sugalvoti, ar kažkokį pokalbį, ar kaip galėtų tą pokytį jau daryti. Reikia gerbti save ir reikia gerbti vaiką. Tie tėvai, kurie gerbė save, jie negers prie vaiko. Ir jeigu jie gerbė vaiką, jie skirs jam pakankamai dėmesio ir bendraus su juo kaip su asmenybė, o ne su kažkokia našta, kurią reikia kaip nors užkišti, kad turėtų savo užsiėmimų. Tai čia labai paprastas atsakymas. Jeigu jūs norėsite prasmingai praleisti laiką su savo vaiku, jūs atrasite, kaip tai padaryti, tokios veiklos, kurios bus joms abiems naudingos. Ir ta veikla tikrai ne restorane sėdėjimas su vaiku. Tikrai ne. Jūs atvažiavote atostogauti su vaikais, organizuokite savo atostogas visą laiką taip, kad tai būtų prasminga visiems. Ir jums, ir vaikams. Į restoraną be abejo reikia nueiti tam, kad pavalgyti. Bet ir ten jūs turite mokinti vaiką valgyti, pasirinkti valgį ir virškinti, panaudoti tą maistą prasmingai, kad vaikas irgi mokytųsi sąmoningumo per maistą, kas irgi yra tokia praktika, lygiai taip pat kaip ir pirtis. Mes jau ne vieną kartą apie tai kalbėjom. Išjausti tą skonį ir suvokti tą maistą ir kad jisai būtų pasisavinantis, o ne šiaip išeitų iš Gerai, aš pakartosiu vėl tą dalyką, kurį vienas iš mano mėgstamiausių pavyzdžių. Neišmanantis žmogus, jam reikia stiprių dirgiklių, reiškia stiprių skonių
ir jis renkasi maistą su plokščiais, stipriais, riebiais, saldžiais, sūriais skoniais. Ir tas maistas yra blogas. Bet jam reikia stiprių dirgiklių ir jisai nejaučia to, kas yra burnoj, jo dėmesys išorėje. Ir jisai stebi vis naujas kasnį, dėl to jisai blogai kramto, nejaučia cukraus lygmens kraujyje, nejaučia sotumo momento, dėl to jisai persivalgo, blogai sukramtytų maisto, kuris blogai virškinasi ir pats maistas yra blogas, netinkamas. Sąmoningas žmogus visų pirma jaučia savo organizmą ir jisai žino, kaip jisai jausis po tokio maisto. Dėl to jisai renkasi gurmanišką, labai sveiką, žalios lapinės daržovės būtinai turi būti, inkštiniai ir, žodžiu, viskas, kas sueina į sveiką mitybą. Ir tuomet jisai jaučia, kas yra burnoje, mėgaujasi kiekvieno atspalvio, skonio. Ir kramto tiek, kad lieka tiesiog košytė, kurią tiesiog reikia išgerti. Ir jo mityba, jo virškinimas daug sveikesnis. Ir jisai jaučia sotumo jausmą. Ir jeigu net lieka dar pusė lėkštės, jo sotumus yra toks, kad jisai daugiau negali nei vieno kąsnio. Organizmas labai aiškiai parodo, kad viskas, aš sotus. Ir čia yra vėl praktika lavinti savo sąmoningumą. Ir tokie tėvai nesidės, negers vyno prie vaiko. Taip. Ir vaikas jų nebus toks išrankus, kuriam nieks netinka, o tik tais blineliai ir makaronai. Ir vaikas išmoks iš jų sąmoningumo ir maistą. Ir visus dalykus mes galime mokinti savo vaikų sąmoningumo. Ir sąmoningam vaikui nebus įdomus tie ekranai. Jisai jaus, kiek jisai nori laiko skirti tokiai veiklai, sėdėjimui su ekranu, o jisai bus kūrybingas tiek, kad jisai sugalvos savo, jisai bus savipakankamas. Jūs pradžioje turite investuoti savo laiką į vaiką, tuomet jisai patampa savipakankamas tiek, kad jisai pats organizuoja visą savo gyvenimą. Jisai pats sugalvoja savo žaidimus ir jam nieko nereikia. Jisai kūrybingas, jam nereikia ekranų. Šiaip šiandien dienai irgi, kadangi esu mama, pradėjus eiti į restoranus ar ne, pavalgyti ir labai greitai ten mes apsisukam dabar, ar ne, nes mažyliai nebūna tiek ilgai įdomu ten sėdėti, faktas, ir mes norime žaidimų, norim kažką veikti, tai tiek, kiek išeina, jinai ten būna dabar, nes dabar jau gali pati valgyti daugą, bet visada restoranuose atėjus padavėjui pasiūlo suaugusiųjų meniu ir vaikų meniu. Tai vaikų meniu yra tragiškas, aš jį taip vadinu, tai yra tragiškas. Tai yra bulvytės free visada, tai yra chicken nuggetsai, visada yra pasta, makaronai visokių su sūriu ir dešrelėm. Ir ten nėra nieko, kas yra pilnavertiška. Ir tas meniu yra visada pasiūlomas vaikams. Ir kai mes sakom, kad padarykite, pavyzdžiui, mes Egipte visą laiką imdavo maistą ir Leonardui, ir Izabeliai iš suaugusiųjų meniu, ir mes sakydavom, padarykite va tokį ir tokį vištieną, va vaikui. Sako, tai ne, mes turime vaikų chicken nuggetsų, sakau, bet mes nenorim tų chicken nuggetsų, mes jų nevalgome ir niekada nevalgysime. Tai buvo įdomios reakcijos, nes rinktis ir, suprantat, vėl užsiveda tokia diskusija, kodėl, kaip čia padaryti tą maistą ir panašiai, kad vaikai galėtų valgyti. Ir yra tokių suaugusiųjų, kurie sako, taigi vaikui reikia visko. Taigi koks skirtumas, taigi reikia visko. Ar tikrai reikia visko, nes aš su to nesutinku. Reikia visko pilnavertiškos mitybos prasme. Reikia visų vitaminų, mineralų, daržovių, įvairovės. Taip, visko, bet ne visokių angliavandenių greitų, kur pasta ir kiti dalykai. Taip, jūs patys pasodinate vaiką ant cukraus, čia yra cukrus, čia yra alkoholis. Taip. Tokie vaikai užaugs su priklausomybė alkoholiui. Nes, kaip tai neskambėtų keistai, tai yra viskas yra tas pats. Ar galime sakyti, kad kiekvieną savaitgalį, penktadienį, šeštadienį, jeigu yra alkoholis, ar tai yra alkoholizmas jau, ar ne? Jeigu jūs antrą kartą išgerite alkoholį ir pas jumis nėra reakcijos kaip į nuodus, jūs jau alkoholikas. Sveikas paauglys arba bet koks sveikas žmogus, kuris iš tikrųjų yra sveikas, jisai išgeria, pavartoja alkoholį ir jam bus būtinai bloga. Apsinuodijimo požymiai.
Ir jisai lygiai taip pat kaip į nuodus reaguos į alkoholį. Jeigu jūs antrą kartą išgerite ir nužudote tą organizmo savybę atpažinti nuodus, jūs jau alkoholikas. Užtenka 2, 3, 4 porcijos, viskas. Jūs alkoholikas. Ir nesvarbu, kiek laiko, kiek kartų, tipo dabar yra tokios sveika dozė, yra vienas drinkas per dieną. Tai yra manipuliacija gamintojų ir visuomenės, kuri priklauso nuo alkoholio. Nėra sveikos alkoholio dozės, bet kokia alkoholio dozė yra kancerogenas. Dalykas, kuris skatina vėžio vystymąsi organizme. Ir yra žmonių, kurie sako, kaip man reikia dozės to vyno, atsigerti, su draugiam pabūti, kad atsipalaiduoti ir aš nematau čia nieko blogo, nesgi tai yra taip saikingai, taip retai. Bet tai sako, tik todėl, kad nemoka atsipalaiduoti tais būdais. Mano šeimoje kažkada praktiškai nusigėrė visi vyrai. Taip susiklosti, kad dėl brolio aš 96 metais paskutinį kartą išgeriau šampano ir nuo to laiko neįlašo. Ir aš absoliučiai šventai tikiu, kad mano gyvenimas susiklostytų daug nelaimingiau ir neefektyviau negu dabar, kada aš neturėjau alkoholio viso savo gyvenime. Be abejo, laikas to laiko ateina kokie nors žmonės ir sako, tai Styvai, tau tiesiog tinkamai nepasiūlė. Ir kaip tu iš viso gali atsisakyti nuo malonumo? Čiagi malonumas, čiagi bendravimas. Žmonės su tim nebendraus. Ačiū, man reikia tų žmonių, kurie nesugeba su manim bendrauti be alkoholio. Aš nenoriu tų, man savęs negerbti bendrauti su girtais žmonėmis. Aš beveik iš karto jaučiu alkoholio poveikį ir aš jau žinau, kad aš bendrauju ne su žmogumi, o su alkoholiu. Ir man neįdomu. Jeigu jūs norite prasmingo gyvenimo, maksimaliai efektyvaus, patikėkite, jeigu jūs atsisakysite alkoholio, tai yra vienas iš stipriausių būdų padaryti savo gyvenimą prasmingu. O jūs dar mokate savo vaikus. Jie vienareikšmiai išmoks tai atkartoti, taip? Taip, be abejo, nes jie tiesiog jūs parodote savo vaikams, kad tai yra norma. O yra kitų tėvų, kaip pavyzdžiui, jūsų šeima, kur aš stebiu, kaip jūs vietoj restoranų einate tiek daug visokios veiklos sumažyte, taip, daug, kuri dar metų nėra. Mhm. Ir jūs vedatės ją visur, į žaidimų kambarius, į ten, visokias veiklas. Ir daug laiko su ją praleidžiate veiklose, kurios leidžia vaikui išmokti jausti save. Tai aš esu tikras absoliučiai, kad jūsų mergaitė užaugs visai kitokiu žmogumi. Šeimoje, kur jį gauna daug meilės, rūpesčio ir kur tėvai yra prasmingi. Dabar, kas liečia kitą klausimą, daugelis žmonių jaučia kaltę ir bijo padaryti kažkokį tai sprendimą savo gyvenime, nes jie pajaus spaudimą iš aplinkos ar iš savo tėvų, ar iš draugų, ar žino, kad juos kažkas atmes dėl kažkokio tai sprendimo. Kodėl žmogus jaučiasi kaltas, jeigu jis, tarkim, įsivaizduokim, dabar palėtėm temą alkoholį ir pavyzdžiui, jisai dabar paims atsisakys alkoholio ir jau nebegers su tais tėvais, tarkim, prie stalo, gal nebegers su ta draugė, su kuria nuolat susitikdavo. Kodėl bijo priimti tą sprendimą, arba jeigu priima, jaučia kalties jausmą ir labai blogai pradeda jausti. Kur tas ateina? Vakar pas mane pirmą dieną mes dirbom su moterimi iš Airijos ir terapijos metu, kada mes ieškojame, nuo kur prasideda stresinis identiteto formavimasis, jį pradėjo jausti stiprų skausmą šitoje vietoje, pradėjo verkti ir sako, čia kalties jausmas. Aš skausmingai jaučiu kaltę. Dažnai tai būna išmoktas dalykas, šeimos programa. Tuo atveju tiesiog moteris karta iš kartos perduoda kalties jausmą savo vaikams, savo dukroms. Ir lygiai taip pat elgiasi tėvai su savo sūnumis. Žmonėms įskiepytas
kalties jausmas. Labai kalties jausmą galima atpažinti, jeigu žmogus iš tikrųjų kaltas kažką padarė ir mato, dėl ko jisai kaltas, ir mato dalykus, kurios leidžia pataisyti savo klaidas, kažkaip pateisinti savo elgesį prieš kitus, arba kažkaip, kažkaip užglaistyti tą kalties jausmą. Čia yra vienas dalykas. O tas nesąmoningas, giliai viduje esantis kalties skausmas, tai yra šeimos programa. Reikia labai aiškiai pamatyti, geriausiai aišku, su specialistų pagalba, atrasti tą kalties jausmą, kuris nuodija visą gyvenimą. Ir žmogus gyvena tam stresė su pasąmonėje esančių kalties jausmų, kuris apriboja, žmogus negali savęs realizuoti, niekada negali pasiekti visiško atsipalaidavimo. Ir reikia tą turėti omeny. Tiesiog pabandykite suprasti, ar nėra tas kalties jausmas kažkoks tai pamatinis jūsų asmenybės jausmas ir ar jisai tikrai jūsų. O galbūt tai tiesiog perimta jūsų pasaulėvoka iš jūsų šeimos. Jeigu mama taip galbūt jautėsi, kuris savęs negalėjo priimti, dėl to negalėjo duoti paguodos vaikui, dėl to, kad vaikas jai įtapatina su savim ir jį pati neverta paguodos, reiškias ir vaikas nevertas. Tai reikia, čia jau tokia rimtesnė problema, kurią reikia nuodugniai apžiūrėti iš visų pusių. Kalties jausmas. Jeigu jūs turite kalties jausmą, imkitės darbo pačios arba su profesionalo pagalba. Ir šiaip aš manau, kad kalties jausmas, gėdos jausmas, tai yra tokie sąmoningumo pačioj. Kad taip. Jeigu tu tai jauti, gėda ir kaltė, tai realiai tu iš vis neaugi niekur. Ir čia jau tik tais nejaučiant kalties ir gėdos, tu gali eiti viršų. Kai tu gali pasirinkti tam tikrus dalykus be to jausmo ir nesijausti blogai. Aš noriu rezumuoti, reiškia, dar kartą rezumuoti tą dalyką, kad tie žmonės, kurie patys jaučiasi nepilnavertiški, patys jaučiasi kažkokie neverti pripažinimo, kritiški savo, jie tapatina save su vaikais ir neduoda pripažinimo savo vaikams, o būna su jais kritiški, reikalaujantis, tie, kurie sako, kad tu durnas ir nieko nesugebė, ir visą laiką kaltina savo vaiką. Kaip tu galėjai? Ką tu padarėjai? Ir vaikas įskiepytas kalties jausmo, kas nunuodė visą gyvenimą. Ta reikia labai aiškiai suvokti. Realiai pačiam įveikti, ką žinai, ar įmanoma? Galbūt įmanoma, aš nemanau, kad yra neįmanomų dalykų, bet be abejo, geriau tą daryti su specialistų pagalba. Nes būna, kad žmogus vėlgi savo neišmanymį net neįtarė. Kad jis tai turi. Kad jisai jaučiasi blogai ir būtent dėl to. Kad jisai visą gyvenimą jaučiasi blogai ir tas blogai yra kalties jausmas, nepilnavertiškumo jausmas. Dabar kas liečia atidėliojimą. Yra žmonių, kurie sako, darysiu tą ir tą nuo rytojaus, sportuosiu ten už mėnesio, pakeisiu mitybą dar po kažkiek laiko, vaiką pradėsiu auklėti kitaip, nuo tada ir tada, cukraus nevalgysiu nuo tada ir tada, viskas nuo rytojaus. Kaip įveikti atidėliojimą? Nėra jokios valios, nėra jokio tingėjimo. Viskas yra hormonų fonas. Jeigu žmogus gyvena strese, neišmanime, jeigu organizmas gamina streso hormonus, gaminasi kortizolis, kuris veda į tą pirmąją freeze susikaustimo būseną, ir žmogus negali būti efektyvus. Jo organizmas, tas vidinis cenzorius, tai yra daugybė nerungčių, kurios jaučia kalties jausmą, nepasitikėjimą, baimę ir tiesaugumą kitus dalykus. Ta daugybė nerungčių, kuri vadinama vidinis cenzorius, vidinis kritikas, bijo pokyčių. Ir jį laiko jūs, jūsų vidinė asmenybė, laiko jūs nepakaltinamu, kuriam nieko negalima daryti. Ir reikia jūs dar labiau sukaustyti, nes jūs nežinote, ką darote, kur einate, kam.
kokie jūsų prioritetai, koks jūsų identitetas. Dėl to aš visą laiką kartoju, kad identiteto sutikslinimas turi vykti visą gyvenimą ir be jo žmogus negali būti nei sveikas, nei laimingas, nei efektyvus. Tai yra tiesiog fiziologinė išraiška procesų, kurie vyksta organizme psichologiniam, psichiniam, emociniam lygmenyje. Reiškia, tas žmogus, kuris prokrastinuoja, jis gyvena chroniniam strese ir su juo reikia tvarkytis. Reikia pakeisti savo psichologinę emocinę būklę tokiu būdu, kad jūs pradėtumėt jaustis atsipalaidavęs, kad jūs nekamuotų stresas ir tuomet natūraliai organizmas pradės gaminti hormonus, kurie suteiks energijos, kūrybos, noro judėti į priekį tiek, kad jūs negalėsite sustoti. O tokia Greta Krušaitė, kuri, Dieve, vien tik tos stories tiek sukurti ir ne šiaip savo prasmingus, tai reikia pasiruošti tekstus, turinį prie viso esančio gyvenimo, kuriame yra sportas, kuriame yra vaikas, kuriame yra darbas, komanda, kurį reikia prižiūrėti. Tai yra viskas valios pastangomis? Klausimas. Aš manau, kad jeigu Gretai uždrausti tą daryti, jai bus bloga. Jo, aš sakyčiau, kad aš tikiu tuo gyvenimu iš meilės, iš pasitenkinimo. Ir kiti galvoja, kad čia yra kažkokia įtampa, kad aš kažkaip viską susidėlioju per kažkokį labai didelį planavimą, ar kad aš čia labai turiu daug daryti, atsiduoti, arba atvirkščiai galvoja, kad aš čia tikriausiai sėdžiu tam telefonė ir aš visą laiką telefonė esu, nes, tarkim, jie pasižiūri kokią tai mano dieną ir jie pamato kažkokį storytellingą, kažkokios istorijos, kažkokie video. Ir kad aš gal tada nebūnu šeimoje, arba gal aš tada nedirbu, kaip jinai čia padaro tai. Tai aš nesiruošiu tam. Esmė yra tokia. Aš neturiu didelio labai galvojimo kažkokio apie tai, ką aš dabar darysiu, ar ką aš rytoj darysiu. Pas mane nėra planavimo, koks pas mane kontento planas bus. Kaip kiti sako, kad susidėlioja, susirašo, per sausio mėnesį šita tema bus, vasarį bus šita tema. Ir jie įsipareigoja tam tikras taisyklės, jie susiplanuoja. Aš nesakau galbūt, kad nereikia planuoti tam žmogui, kuris galbūt neturi tos būsenos, kurią turiu aš, bet aš iš tikrųjų darau iš to, kad aš atsikėliau ir aš noriu. Viskas. Ir aš, pavyzdžiui, pakalbėsiu, pasakysiu, padarysiu ir pas mane nėra taip, kad aš ten suplanavau, ką aš turiu padaryti. Arba kad aš esu priklausoma nuo Instagramo algoritmo ir, pavyzdžiui, negaliu atsitraukti. Tarkim, buvo gruodžio mėnesis intensyvesnis su darbu, nes buvo reforma, tai aš daugiau dirbau ir tiesiog nusprendžiau, kad 3 dienas miegosiu. Ir viskas, ir aš miegojau tas 3 dienas. Ir visiškai nebuvau tam Instagrame tas 3 dienas. Ir viskas. Ir po tų 3 dienų atėjau vėl ir vėl pasakoju ir vėl darau. Bet pas mane nebuvo surašyta į knygą, ką aš darysiu ir taip toliau. Nes aš jau po mūsų identiteto sutikslinimo aš tiek pajaučiau, kokios yra mano vertybės, tiek atradau save, kad man nebereikia kiekvienais metais išsikelti tikslo. Man nebereikia susirašyti vėl kažkokių planų, nes aš žinau, koks mano gyvenimo planas. Aš žinau, kas man yra svarbu. Ir man, kaip kitiems, nereikia tenai sėdėti su draugais, vynelį gerti, aptarinėti kažką. Aš mėgstu tai, ką aš mėgstu leisti laiką su vaiku, man patinka lavinimas, mes lankom tos 7 intelektus, man patinka sportas, man patinka mityba, man patinka atostogos, patinka kūryba, patinka bendravimas su žmonėm. Ir aš neprivalau, kaip aš sakau, žinot, yra taip žmonės, jie grinai gyvena iš to streso, iš tos įtampos ir netgi būna, atrodo, ir santykiai pas juos geri, atrodo, ir šeima yra, ar ne, ir verslai kažkokie yra, ir jie atrodo gyvena viską, bet jiems reikia to tokio atsigavimo, išėjimo, kad juos kažkas pamatytų su kažkokiais batais naujais, prisigert, kaip aš sakau, kad jie atlaisvėtų, kad jie gal daugiau juoktųsi. Nežinau, man tokio nėra dalyko. O dėl atidėliojimo, dėl prokrastinacijos, kaip su to? Ar reikia įveikti savyje, ar yra iš visus to problema dėl atidėliojimo? Nėra. Aš tiesiog, jeigu aš susiplanavau ir aš padarysiu viskas. Mane tik tai taip, nes aš jeigu noriu, tai aš ir tikrai tai padarysiu. Tai yra nereikia pastangų? Nėra pastangų, ne.
Tai vat apie tai tame yra reikalas, kad jeigu žmogus susibalansuotas, jeigu visi procesai vyksta teisingai, jeigu teisingas hormoninis fonas, nereikia pastangų. Nereikia galvoti apie tai, kaip man įveikti atidėliojimus. Galvokite apie tai, kaip įveikti savo chroninį stresą. Ir jo, žmonės iš tikrųjų nuo to streso tiek jie bijo, ar ne, jie bijo visko realiai. Jie bijo pasirinkti save, jie bijo rizikų bet kokių, netgi tokių kaip, pavyzdžiui, nori eiti į socialinius tinklus, bet ne, aš geriau to nedarysiu, būsiu nematomas, nes ne man kalbėti, sako, ne man būti matom. Ar tai yra tiesa, ar yra žmonių, kurie yra gimę būti nematomi? Dauguma tų žmonių, kurie gyvena chroniniam strese, jie susikūrė kažkokias konspiracijos teorijas apie sistemą, kuri tave stebi ir kad geriau niekam nieko nesakyt, geriau nieks nieko, kad nežinotų, koks mano gyvenimas. Jūs ką, nusikaltėliai? Jūs narkotrafiką varot kažkur tai, kad jums reikia taip saugotis kažkokios informacijos, kad jį būtų paskleista. Aš dar kartą kartoju, kad žmogus yra socialinė būtybė. Tai reiškia, kad viskas, ką mes gauname savo gyvenime, mes gauname iš aplinkos. Socialiniai tinklai yra viena iš geriausių priemonių socialiniai integracijai. Paskleisti savo žinutę, savo poreikius, savo sugebėjimus, atrasti savo auditoriją. Ir jeigu žmogus to nedaro, jis negali būti efektyvus. Aišku, viskas gali būti iš neišmanimo. Bus problemos, sąmoningume problemų nebus. Tas pats televizorius gali būti blogis, o gali būti labai naudingas, jeigu žmogus yra sąmoningas ir prasmingai siekia savo tikslų. Instagramas gali būti blogis, kur tik tai scrollinimas, bereikšmės ir lyginimasis save su feikiniu Tokių didžioji dalis vaizdu, kur ten žmonės kažką ten bando pateikti, o to nėra. Tai ir iš kitos pusės žmogus gali atrasti influencerius, iš kurių galima išmokti patirties apie sveikatą, apie sportą, apie civilizaciją, apie verslą, apie kriptą, apie ką norite, kas jūs domina ir kas jūs veža. Tai lygiai taip pat su socialinis tinklas apskritai. Tai yra priemonė, jeigu jūs sugebate sąmoningai ją panaudoti, pasiekti didesnio efektyvumo. Jeigu jūs esate žmogus, kuris susitvarkė su stresais, jeigu jūs esate sąmoningas, jaučiate save, jūs būsite patrauklus kitiems. Ir nebūsite tas, kuris ne man kalbėt. Būsite tas, kuriam kalbėt, dalintis savo emocijomis, savo išgyvenimais, savo pamastymais, savo patirtimi ir kompetencija. Ir tai būtinai bus monetizuota. Kodėl žmogus bijo? Aš kai vedu mokymus savo komandos nariams ir sakau, kad jie neturi išlysti idealus į socialinius tinklus, o turi būti tokie, kokie yra. Taigi žmogus nėra idealus, jisai ir sumikčioja, jisai ir įkvepia oro. Kodėl žmonės montuoja savo video? Ten, pavyzdžiui, aš turiu tokių konsultantų, kurie daro savo video turinį mėnesis iš mėnesio ir jie laukia tos dienos, kada tas video bus išlaižytas. Aš net pažįstu tos. Tai aš žinau. Iš komandos. Žinau. Ir aš laukiu, kada žmonės subręs pagaliau, nes jie turi viską, turi kompetencijas, turi, viską, protą, sąmoningumą, kad jau viską daryti, bet žmonės iš baimės, iš tos įskėpėtos, iš nepilnavertiškumo kalties jausmo, jie nesugeba tą daryti. Žiūrėkit, įdomiausias žmogus yra ne tas, kuris apsimeta, o tas, kuris būna tikras. Dabar mes jau turime net pavyzdžių, kada žmonės atranda tą tikrumą ir jau negali pakęsti feiko. Aš kažkada pasakojau, kad jau Holivude yra atvejų, kada žinomi aktoriai ateina pas odontologus, kurie jiems perdarė dantis į idealią šypseną, ateina ir sako, galit man atkartoti, kaip buvo.
dirbtinai atkartoti, kaip buvo. Nes žmogus praranda savo unikalumą ir jo neima filmuotis istorinėse filmuose, pavyzdžiui, nes juokingai atrodo viduramžių žmonės su idealia balta šypsena. Tai yra feikas. Ir žmogus negali patikėti tom, kad tai yra tikra. Yra išpopuliarėjusios influencerės, kurios, pavyzdžiui, viena panelė pasakoja apie savo bipolinį sutrikimą, kaip jai pavyksta susitvarkyti, kaip vyksta jos gyvenimas su bipoliniu sutrikimu. Ir ji turi 100 000 sekėjų, kurie jai labai dėkingi už tai, už drąsą ištransliuoti, kokia jie iš tikrųjų yra. Yra kita influencerė, kuri lygiai taip pat papasakoja apie savo gyvenimą su depresija ir kaip jis su ją tvarkosi. Tokie, kokie mes esame iš tikrųjų, mes esam ypač vertingi savo ir kitiems. O feikas neilgam. Jau dabar mes matome procesus, kad, pavyzdžiui, Midjourney, paveiksliukai, kurie buvo tokie gražus, fantastiški ir jie kaip mums visiems patiko. O dabar mes jau žiūrime tos paveiksliukus ir mes žinome, kad tai neturi nieko bendro su gyvenimu. Ir jie visiškai jau dabar nemotyvuoja. Ir mes dabar jau išmokome atpažinti dalykus, kur yra sukurti nėra tinklų, dirbtinio intelekto. Ir mes jau netikime, mums jau neįdomu. Mes jau pradedame ieškoti ir mokame atpažinti, kur video yra tikras, su tikru balsu. Mes girdime, kaip dirbtinis intelektas daro klaidas, pavyzdžiui, kirčiavime. Jisai netaip ištaria žodžius. Mes matome, kad gestai ir mimika nenatūrali. Ir tekstai nenatūrali. Ir pradžioje mes negalėjome patikėti, kaip tai kietai atrodo, o dabar mes matome, kad tai yra feikas. Ir jeigu žmonija, visuomenė pradžioje išsigando tų visų procesų, kad kaip čia dabar bus, mes matome, kad visą laiką sistemos siekia balanso. Viskas susibalansuos iki optimalios situacijos. Ir mes išmoksime naudoti socialinius tinklus, dirbtinį intelektą, visas priemonės galų gale taip, kad mes galėsime savo žmogiškus dalykus realizuoti maksimaliai efektyviai. Bet bus ir tokių, kurie pakips ant priklausomybės nuo netikro paveiksliuko. Jo, ir tokių sakyčiau daug. Ir atsakymas tas pats. Stresas. Sąmoningumas ir atsipalaidavimas versus stresas ir įtampa. Tai iš esmės tas toksai eilinis vėl nepriėmimas savęs ir nemeilė savo, dėl to ir tu pakimbi ant to netikrumo, nes pats esi netikras. Bet kodėl, pavyzdžiui, kiti bijo parodyti save toks, koks esi iš tikrųjų? Kodėl jie sako, kad aš nuogų nenoriu būti prieš kitus ir kam čia, kad mane matytų ir žinotų? Tai... Apie nuogumą vėlgi pertys. Ten net galima stebėti. Kodėl kiti gėdėsi, pavyzdžiui, savo kūno elementariai? Bijo, pavyzdžiui. Arba kaip tik kiti traktuoja, kad jeigu tu esi su maudimuku, sakykim, idealios figūros, pavyzdžiui, paimkim idealios figūros ir jeigu tu esi su maudimuku, tai reiškia, kad tu kaip ir turėtum pasislėpti, nes tu jeigu idealios figūros su maudimuku, tai reiškia, kad tu nori pasirodyti. Bet jeigu tavo figūra nėra ten ideali ir nesikspekas, tai tau nieks nieko nesakys, kad tu nusifotkinai. Suprantat, ką turiu omeny? Taip, visų pirma, mūsų standartai grožio yra labai iškreipti į tą kūdumą ir taip toliau. Biologiškai žmonės įvairūs. Gali būti tiesiog biologiškai žmogus toks, kad platesnis, didesnis. Platesnis, didesnis, plonesnis. Jo, ir esmė, kad patrauklumas ne idealioj figūroj, nes jį gali turėti idealią figūrą ir būti apgailėtina auka. Ir ją būtent taip ir priims. Ir nieks nenorės su ją nieko bendrauti. Sąmoningumas veda į patrauklumą tikrai. Jeigu žmogus jaučia save, mėgaujasi savimi ir sugeba realizuotis, jisai būna ypatingai patrauklus kitiems. Tai mūsų visų tikslas turi būti toks.
jausti save, mėgautis savimi. Ir tai bus svarbiausias dalykas, kuris padės jums realizuotis, socialiai integruotis, turėti pripažinimą ir klestėti visom prasmėm. Pasaka. Labai ačiū už pokalbį. Ačiū jums. Tikrai labai naudinga ir ką tada? Lauksim asmeniniuose susitikimuose, ne? Taip, aš irgi lauksiu. Aš irgi. Ačiū jums visiems. Laimingai. Laimingai.